man atrodo, kad tu kažkaip labai ramiai su viską priimi, žodžiu, ir tau netrodo, kad kažkas apskritai baisu būtų. Ar tu laukai kažkaip su kažkokiu nerimu, pavyzdžiui, šeštadienį? Ar tu tiesiog labai savim pasitiki ir tau net nebaisu, kas bus, ta prasme, kad tu esi pasiruošusi viską? Ne, aš tikrųjų labai bijau šeštadienį, nes mane ta kužda, kad visgi aš sėsiu ant karštos kėdės. Ir tiesiog baimė tikrai yra. Tas yra, kai aš pradėjau labai daug galvoti, man dar didesnis jaudulys. Aš negaliu niekas su jums padaryti. Jeigu jau širdis tik tunksi ir tada visi drebi. Bet juk tai yra tavo svajonė, tu nori dainuoti, nori stovėti scenai. Ar neina kažkaip su tuo susitvarkyti, nes tai gali tau pakišti koją? Man atrodo, su laiku viskas bus. Su laiku, Eglė, aš tau sakau, kad galbūt nėra to laiko. Vis tiek, iš tikrųjų pastangos man yra tikrai labai didelės. Aš repetuoju tikrai daug daugiau negu anksčiau repetavau. Ir manau, viskas bus gerai. Tas ir yra, kad man iš tikrųjų jaudulys labai daug padaro, nes tiesiog atrodo, kad nulipsi ant tos scenos. Iš tikrųjų, aš labai jaudinuos, dėl to, kad man yra mažai patirties. Aš iš tikrųjų nesu labai ten praeitį daug dalyvavus kažkur, ar ten daug dainavus, daug rodžiusi su žmonėm. Bet jeigu jau pasiryžau čia dalyvauti, tai iš tikrųjų gana neblogai sekasi, nes aš tikėjausi, kad bus blogiau. Iš tikrųjų dabar toks dar didelis spaudimas, nes daug kas labai palaiko iš šeimos nariai, draugai ir atrodo, jeigu iškrisčiau taip greitai, jie manim nusiviltų, bent jau mano tokia nuomonė. Stengiuosi ne tik dėl savęs, bet ir dėl brangių draugų ar ten šeimos narių. Kaip pasikeistų tavo gyvenimas, jeigu užsidarytų tavo muzikos akademijos duris? Manau, kokiem geriem 2 metam, ta prasme, neišliščiau kažkur ten, nesirodyčiau žmonėm. Ta prasme, ne tai, kad susidaryčiau kažkur ten, bet kažkaip kokiam tolimesniem, kokiai televizijai tikrai nenorėčiau rodyti. Muzikos akademija yra tikrai labai svarbi dėl to, kad ne bet kas iš tikrųjų patenka į tokius realybės šou, nes tikrai norinčių yra labai daug į tokius šou eiti, o svarbu likti dėl savęs iš tikrųjų ir dėl kitų, kaip ir sakiau.
Ačiū labai. Ačiū Egliai ir tikėkime, kad televizijos žiūrovai tavęs tikrai nepamirš ir balsuos numeriu 1674. Mano rankose yra pirmieji kovos rezultatai ir lyderis yra vienas, labai aiškus, bet galima atskleisti mažą paslaptį ir galbūt sukelti šiokią tokią intrigą.